Labas rytas, tai šiandien mes su Artūru nusprendėme savo pasidaryti tokią poilsio spa dieną ir iš pačio ryto vykstame į Bokšto spa ir tenais praeisime gerą pusdienį, tai jau labai laukiu. Jūs tik pasižiūrėkit. Wow, čia yra neapsakomai gražu, tai laukiu nesulaukiu išbandyti spa ir dar pasiėmiau savo nugaros masažą, kadangi šiandien jutau tokį gan stiprų nugaros skausmą, tai galvoju, buvo visai gera proga būtų nueiti masažą. Tai atidarius spintelę yra ir chalatukas, ir rankšluostis. Na ką, judam į spa. Excited? Yep. Wow, kaip čia gražu. Wow, ta prasme, aš net negaliu patikėti, kaip čia gražu. Aš mėgaujuosi interjeru kiekvieną sekundę. Čia kiekvienas kampelis yra tobulas. Ir kaip blogerė turiu irgi pagirti apšvietimą, nes ir apšvietimas yra tobulas. Šiandien man spa yra taip tema, nes aš atsibudau ir man labai skaudėjo nugarą, visai jaučiuosi tokia susikauščiusi. Tai atsipalaiduoti pirtelėje, baseine, džakuzi ir dar užbaigti masažų, tai... Na ką, aš džakuzėje likau viena, nes Artūras tiesiog užmigo prie baseino. Masažas buvo tiesiog nuostabus. Aš va vis dar pažymėta masažinės kėdės linija. Dabar gersim arbatėlę ir tiesiog ilsėsimės. Mes šiandien taip gerai pailsėjom, bet dabar tiesiog mirštam nuo alkio. Tai greitai skubam pavalgyt. Artūrai, sugalvoji, ką norėsi valgyt? No.
Aš šiaip nesu saldžių pusryčių mėgėja, tai man patinka, kad šita košė yra visai nesaldi. Aš šiek tiek pridėjau agavos sirupo, bet to saldumo praktiškai nesijaučia. Tai realiai čia tikriausiai vienintelis variantas avižinės košės, kuris man patinka ir kurį aš valgau. Gerai, tai dabar užbaigsiu valgyti ir pradėsim ruoštis, nes šiandien mes turim labai smagių planų. Šiandien mes planuojam aplankyti Anykščius, o tiksliau Safari parką. Tai mes jau tikriausiai 3 metus planavom šitą kelionę į Safari parką, bet taip ir nenuvykom, tai pagaliau tą dieną išaušo. Tai žiauriai excited, nes mes su Artūru labai mylim gyvūnus ir manau praleisim smagų laiką. Aha, dėkui. Va, bus jūsų šitas MLA Suzuki 4 visureigis. Važiuojam. Čia safaris, o ne rallis. Mes šiandien su Artūru turim dalintis eteriu, nes jisai filmuoja savo vlogą ir aš filmuoju savo. Bet gavome tokius maišelius 4 murkyčių. Šiaip 2 gavome, 2 dar nupirkome, nes norime daugiau laiko praleisti gyvūnais. Ir ką, galim judėti? Mes rimtai ruošiamės mūsų šiandienos kelioniai. Filmuosime iš 3 kamerų, tai iš GoPro, iš didelės kameros ir iš telefono. Mokėsi vairuoti? Privažiuojam prie alpakų, tai jau vienai namus pasitikt. Labas, gražuolė! Gal jūs pavaišinti šviežią murkytę? Gerai, tai dabar neužilgo privažiuosime prie Kupranugarių ir mums pasakė, kai prie jų privažiuosime, būtinai atidaryti langą pilnai, nes kitaip jie kišant galvą į mašiną gali tiesiog sudaužyti langą. Važiuojam. Jis mane gando! Jis mane gando! Uždaryk langą! Uždaryk langą! Jis yra! Eik tu! Jis tau gando į užpakalį! Prašau, skanaus. Aš jūs maitinsiu, bet prašau manęs nekąsti. Gerai. Prašau manęs nekąsti, su manim prašau. Va taip, prašau. Matai, tu aiškiai pastatai ribas, man užpakalis visas šlapės. Jis tiesiog čiulpia tavo užpakalį. Kaip mus pasitinka, žiūrėk. Labą dieną, ponė. Prašau, vaišinkitės. Žiūrėk, kaip jūs prašo. Ojoj. Draugeškos. Wow, draugai, čia buvo visiškai nepakartojamas experiences. Žiauriai smagu, mes su Artūru labai mylim gyvūnus ir mums čia buvo max faina pabūti. Tai būtinai rekomenduoju aplankyti šitą vietą. O mes judam toliau. Tai kadangi mes ir taip esame Anykščiuose, nusprendėm padaryti tai, ką aš jau seniai norėjau padaryti, tai nučiuožti su rogutėm nuo kalnelio vasarą. Eik tu! Kaip smagu! Taip, bet Mes gal pakartot? kaip smagu. Sprendėm su Artūru daryti antrą raundą. Dabar dar greičiau darysim. Uoba!
Primėti tokia ateinam ir sakom, dar trečią kartą noriu. Ir visą dieną primėti. Ir tas vyras toks... Į plovyklą atvažiavom. Žiauriai smagu. Dabar čiuošime su balionais, ne?